Lapkričio stovykla oficialiai baigta ir dar viena nuostabi moterų grupė įskrido namo, kupina naujų žinių, įspūdžių ir tokio poilsio, kuris išlieka ilgam. Išmokome naujų receptų, degustavome skaniausius patiekalus, pažinome naują šalį, ragavome tiek daug Viduržemio jūros virtuvės skonių, nuo žuvies, jūros gėrybių, šviežių daržovių iki įspūdingų vaisių, mangų, papajų ir įvairiausių kitų gardumynų. Kiekvieną dieną maudėmės Atlanto vandenyne, daug judėjome, mankštinomės, leidome laiką gamtoje ir žinoma, mus šildė Tenerifės saulė, kuri yra ištisus metus. Bet žinoma, svarbiausia, kad atsigręžėme į save, nes joks pasaulio mitybos specialistas negali pasakyti, koks maistas ir gyvenimo būdas tinka būtent tau. Tai atrandi tik pats per patirtį, per sąmoningumą, per kelionę į save. Ir žinoma, šios stovyklos metu suteiktos žinios, suformuoti įgūdžiai, maisto gaminimo, daug klausimų, kurie iškyla kasdienybėje, buvo aptarta ir kelionių, ir kasdieninės rutinos eigoje. Ir būtent tai padėjo atsigręžti į save ir atsirinkti, koks maistas bei gyvenimo būdas man yra sveikatai palankus. Ir tokių atostogų, kai tu ne tiesiog guli paplūdimyje ir valgai 3 kartus su viskas įskaičiuota racionu, o tiesiog gauni daugybę žinių, atsakymus į rūpimus klausimus, kasdieninį įgūdžių formavimą, gaminant sveikai, skaniai ir greitai. Visa tai tau padeda suprasti savo sveikatos sutrikimų priežastis. Ir būtent tokių netradicinių atostogų metu savo sveikatą gali pagerinti didžiuliu žingsniu į priekį. Jeigu ir tu nori kitokių atostogų, ne tik gražios vietos, šilto klimato, bet tikro pokyčio viduje, kviečiu tave į Tenerifę jau 2026 m. vasarį kovą. Vietų skaičius labai ribotas, todėl registruokis iš anksto.